Tai sveiki, brangus mano kanalo žiūrovai, ar tai būtų naktis, diena, vakaras, paryčiais, kada jūs tą kanalą įsijungiat, tai yra mano abu kanalus, Markinės TV ir Kvantinė magija. Jeigu žiūri, tai visų pirma noriu pasveikinti su Viduržemiu ir pakalbėsim šį kartą apie šventą vandenį. Kartu atsakysiu į klausimą, kuris jau senai buvo užduotas vienam iš chatų apie krikštą. Ką aš galvoju apie krikštą? Kas yra krikštas? Na, tai remiantis mūsų bažnyčinė tvarka arba papročiais, tai yra vienas iš 7 sakramentų. Ir visi mano, kad tai kažkokia krikščionybės naujovė. Atseit iki tol, iki Kristaus nebuvo krikšto, nebuvo krikščionybės vadinasi, bet po Kristaus, negi ne iškart praėjus 100 ar porą šimtai metų, atsirado toks ritualas kaip krikštas, kaip vienas iš sakramentų, vienas iš 7 sakramentų. Tai šita nuomonė ar toks įsitikinimas yra šiek tiek netitinka realių, nes krikštas kaip sakramentas galbūt ir atsirado po to, kai krikščionybė jau plito po žemyną ir tai buvo vienas iš jos kertinių, kaip sakoma, prekinių ženklų, platinant šitą tikėjimą į pagoniškus kraštus. Bet atkreipkite dėmesį, kur tik krikščionybė nenuėjo, į kokius kraštus jinai nenukeliavo, visur ant jau esamų papročių buvo uždėti krikščioniški papročiai, ne va tai krikščioniški, bet iš esmės tie papročiai, tos tradicijos jau buvo seniau. Visų pirma, krikštas yra truputėlį supaprastintas arba pakeistas žmonijos supratimas į pačio individo, žmogaus kaip individo evoliucijos kelią. Nes gamtoje yra tam tikri ciklai, pagal kuriuos gyvena ir žmogus. Mes žinom, žiema, pavasaris, ruduo. Žiema, pavasaris, vasara, ruduo, ar ne, vėl žiema. Tai lyg tai gamta pernė visus tos 4 ciklus, jinai pradeda savo kelią į Saulės kilimą, tai yra Saulė kyla į viršų, diena didėja, ateina vasara, viskas žydi, viskas noksta, po to nyksta ir taip toliau. Žmogaus gyvenime lygiai tas pats, tai yra etapai. Ir kiekvienas etapas, žmonės taip priprato, kad į tą etapą reikia žmogų išventinti arba perkelti. Ir perkelti ne šiaip savo, bet atliekant tam tikrus ritualus, kad žmogui būtų paprasčiau arba žmogui būtų lengviau, arba taip žmogus pripratinimas prie kažko naujo ir duodant suprasti, kad jisai šioje žemėje nėra vienas, jisai yra gamtos dalis, kūrinijo dalis ir kūrėjo dalis. Tai kodėl aš kalbu, kad krikščionybė atėjo ir pastatė savo ritualus ir tradicijas ant jau egzistuojančių pagoniškų arba krikščioniškų tradicijų. Nes krikštas irgi viena iš tokių tradicijų yra. Paprastas pavyzdys iš Evangelijos. Kas pakrikštijo Kristų? Kristų pakrikštijo Jonas Krikštytojas. O kas jisai buvo? Tai buvo vienos iš judaizmo atšakų, gnostinės atšakos, tai yra atstovas. Arba tam tikros, kaip mes dabar pripratę vadinti, sektos judaizme propaguotojas, kurioje persipina labai daug tokių srovių, kaip Kabala, Platonas, neoplatonizmas, senos biblinės tradicijos. Ir visą tai, ką krikščionybė
visais laikais vadino erezijomis. O mes tai vadiname pagonybė. Ir Jonas Krikštytojas Jordano upėj, Kristus sulaukus 303 metų, jį pakrikštijo. Tai vadinasi, šis pavyzdys mums sako apie tai, kad krikštas kaip ritualas, kaip paprotys atėjo iš daug seniau, iš daug senesnių civilizacijų. Ir jisai kažką reiškia. Ir jeigu atkreipsim dėmesį, tai Jordano upėje Jonas Krikštytojas krikštijo žmonės, kurie buvo solidaus amžiaus. Tai buvo, tarkim, Kristaus pavyzdžiui, tai 30 metų žmogus. Tai vėlgi sakyti, kad krikščionybė yra nuo Kristaus, tai yra nebūtų tiesa iki galo, nes, kaip matome iš šio pavyzdžio, tai krikštas kaip paprotys egzistavo ir iki Kristaus. Jeigu šis paprotys egzistavo kaip tradicija iki Kristaus, tai vadinasi, jisai kažką reiškia. Ir čia mes prieisim prie švento vandens. Švento vandens. Kodėl žmonės, tarkim, sausio 19, tai yra naktį 18 į 19, laiko, kad vanduo yra šventas. Po to kita data yra vasario 15. Jeigu remsimės Julijaus kalendorių, tai kuo remiasi rytų bažnyčia, tai mes pastebėsime, kad tai yra berods savaitė po naujųjų metų pagal senąjį kalendorių arba 2 savaitės po kalėdų pagal senąjį Julijaus kalendorių. Jeigu imsime pagal vakarų arba tą katalikišką kalendorių, pagal Vatikano kalendorių, grigališką kalendorių, kuriuo remiasi visas pasaulis dabar, tai jisai švenčia Kristaus gimimą per kalėdas. Tai yra per tą laikotarpį, kai Saulė yra žemiausiam taške ir 24 dieną jau jinai pradeda kilti viršų. Tai yra pats žemiausias taškas, kai gamta visa numiršta arba apmiršta ir ruošiasi prisikėlimui. Tai po šitos datos, praėjus lygiai vienam mėnulio mėnesiui, pagal mėnulio kalendorių, yra tas vadinamas šventas vanduo. Jeigu skaičiuosime nuo kalėdų iki švento vandens, tai yra sausio 29, tai yra nakties iš iš sausio 18 į 19. Tai matysim, kad tai yra 25 dienos su puse, tai yra visas mėnulio ciklas. Ir kitas ciklas yra antras mėnulio ciklas, pilnas yra vasario 15. Kodėl tos datos tokios labai reikšmingos gamtai ir žmogui? Matomai, kai Saulė kyla jau į viršų, diena šviesėja, tai nevyksta palaipsniui, tai nevyksta tam tikra tiesė arba kreivė arba eksponentė. Tai greičiausiai vyksta tam tikrais šuoliais. Tam tikrais šuoliais arba kvantiniais šuoliais subatominiam lygmenyje, šviesos dalelių lygmenyje. Nes elementariosios dalelės linkusios peršokti iš vienos orbitos į kitą, iš vienos lokacijos į kitą, tiesiog skatinamas tam tikrų astronominių, astrologinių ir kitų gamtos ar kitokių panašių reiškinių. Tai matomai tą dieną, tai yra sausio 19-18 naktį, keliom valandom, tas šuolis įvyksta. Ir už to šuolio metu greičiausiai mes remiuosi tam tikrais mokslininkais iš valstybės, kurios vardo minėti pavadinimo net negalima. Tai greičiausiai tai yra tam tikras šuolis subatominiam lygiai, tam tikri procesai įvyksta subatominiam lygiai, kuomet keičiasi vandens struktūra. Ir po to vėl jinai pasikeičia, jinai vėl jau tampa kitokia negu prieš tai. Ir dar vienas šuolis įvyksta antram mėnesiui pagal mėnulio ciklą pasibaigus, tai yra vasario 15 dieną. Krikščionysgi pritaikė tą visą astrologinį, astronominį procesą, fizikinį galų gale procesą
savo tikslais. Jie pritaikė, kad Kristaus gimtadienis yra per Kalėdas, nors tai įrodymų, kad būtent gruodžio 24 dieną gimė Kristus, niekur mes nerasim turbūt, niekur to nėra. Ir toliau Julijaus arba Grigaliaus kalendorius tiesiog pritaikė tas savo šventės, Kalėdos, nauji metai, šventas vanduo pagal savo poreikius. Nes šventas vanduo kaip ir aišku, žiemos 24 gruodžio tamsiausia para irgi viskas aišku, po to saulė kyla į viršų. Tai matyt prie tų tokių reperinių, kaip aš sakau, datų yra pritrauktos tos krikščioniškos tradicijos ir ne tik krikščioniškos, jos buvo jau iki krikščionybės, nes tie ritualai egzistavo ir mes kaip pavyzdį paminėjom Joną Krikštytoją, kuris greičiausiai tas tradicijas žinojo ir atsinešė iš ankstesnių civilizacijų. Ir žmonės tą vandenį išnaudodavo gydymuisi, įvairiom sveikatinimo procedūrom ir tiesiog nusiplaut, nusiimt tą negatyvą, nes mes gyvenam žemėje, žemė nėra lengvas pasivaikščiojimas, mes aplimpam įvairiom infernaliniam struktūrom, kurios mums kaip girnapusė trukdo gyventi ir mes patys pridarom nesąmonių. Tai va tas momentas labai tinka išsivalymui, atsišviežinimui, apsiprausimui. Todėl daugelis sveikuolių klubų būtent tas dienas išnaudoja maudynėms ir kviečia visus maudynėms ir tai yra geras dalykas. Tai va, tai turbūt atsakiau, kad krikštas yra vienas iš sakramentų 7, bet jisai yra sena tradicija, yra susijusi su tuo švento vandens panaudojimu, kuomet tas vanduo tampa šventas galimybėmis išsivalyti, atsišviežinti. Ir plus tai tam tikrų žmogaus gyvenimo etapų slenksčiai. Ir tie slenksčiai tokie, kad vienas slenktis, tarkim, gimė žmogus, tai yra slenktis perėjimas iš kūdikystės į vaikystę, ką mes vadinam krikščionybėj krikštu. Vėliau eina įvairūs kitokie krikštai, pavyzdžiui, ten krikštas į tam tikrą karinę struktūrą, kur yra kažkokia tarnyba, į kažkokias bendruomenės, visur yra krikštai. Negi tarybiniais laikais buvo toksai ritualas fuksų krikštynas universitetuose. Tai tas krikštynas, žodis krikštas vėl jisai turi tokią, mano galva, dvejopą prasme. Tai atrodo, kad tai yra sakramentas, atrodo, kad tai yra kažkoks bažnytinis reikalas susijęs su tikėjimu, bet iš kitos pusės tai yra irgi įkėlimas į egregorą, iššventinimas į egregorą. Egregora tai yra natūralus žmogaus ar žmonių komunikavimo tarp savęs, gamtos apspręsti būdai arba sąlygos, kai žmonės jungiasi į kažkokius tai vienetus, į grupės, kur išpažįstami kažkokie tai bendri dalykai, vertybės, įsitikinimo sistemos, tikėjimai ir taip toliau. Tai vėlgi, tai gali būti profesiniai kažkokie tai luomai, profesinės gildijos, besimokančių grupės arba bendraminčių rateliai ir taip toliau. Tai vėlgi gali būti tiesiog šeima, ar ne? Žmogus sukuria šeimą, tai jo gyvenimas kardinaliai pasikeičia, jisai jau po vedybų fakto jau nebe toks, koks buvo anksčiau, ir jį reikia įvesdinti į tą naują egregorą, šeimos egregorą, sukurti tą naują šeimos egregorą ir perkelti jo sąmonę, teleportuoti arba atlikti, padėti jam pačiam atlikti tą kvantinį šuolį į naują realybę. Tai yra vėlgi čia jo gyvenime to žmogaus arba tų dviejų žmonių, tai naujas slengstis, kurį reikia peržengti atsakingai ir prisimti visą atsakomybę, kas vyks po to, nes po to jau tu esi visai kitas, jūs jau kiti esat. Ir po to yra visai kitų slengsčių, kurie susiję irgi su tam tikrais subjektyviais žmogaus gyvenimo ciklais. Bažnyčia tai yra tai išnaudoja. Bažnyčia išnaudoja gamtos ciklus, bažnyčia išnaudoja žmogaus gyvenimo ciklus
ir pritaiko prie savo poreikių. Prie savo poreikių, na, sakyčiau, valdyti žmogų. Aš kalbu apie bažnyčią kaip apie egregorą irgi taip pat, kuris, nu, mano galva, skirtas ir sukurtas tam, kad valdyt populiaciją. O tai nieko neturi bendro su žmogaus tikėjimą Dievu arba žmogaus dvasiniu ieškojimu. Tai kažkiek tai gali būti pradinėme etape būtina prisišlieti arba būti kažkokiam tai dvasiniam kolektyve, bet vėliau vis tiek žmogus akistatoje su kūrėju lieka vienas ir jisai turi eiti į asmeninį dialogą su kūrėju, ieškoti to dialogo ir eiti asmeniniu dvasiniu keliu, o ne grupiniu. Grupinis dažniausiai atveda prie nelabai gerų dalykų ir tai yra kontrolė. O pati krikščionybė, kaip Gregoras, buvo sukurta Švento Pauliaus, kuris nebuvo tarp 12 apaštalų, jisai buvo vienas iš 70, kurie vėliau prisijungė prie Kristaus sektos. Tai vėlgi Paulius buvo tas asmuo arba dvigubas agentas, kuris sukūrė religiją pritaikytą Romos vergams valdyti. Ir po to jinai buvo eksportuojama į kitas pasaulio šalis kaip užkariavimas naujų teritorijų. Nors iš esmės, kai atėjo tie užkariauti ir atnešė krikščionybę, tai jie ant tų pačių švenčių, ant tų pačių papročių ir ritualų, kurie buvo iki, pastatė savo pavadinimus, įvedė savo ritualus, šiek tiek kitokius negu buvo anksčiau iki tol, ir pavadino viską savo vardais. Ir liktai čia yra jau krikščionybė, bet tie dalykai egzistavo ir iki krikščionybės. Tai ar krikštytis ar ne, ar nusiimt krikštą ar ne, toks buvo klausimas. Tai jūsų valia, žmogaus valia. Jeigu tai netrukdo ir tai leidžia gyventi, ir tai jūs jaučiatės, kad tai tam tikrą laikotarpį, jūsų evoliucinių laikotarpių tai padėjo, tai galbūt ir nereikia nieko daryti. Jeigu norite pasikrikštyti, tai jūs galite patys padaryti tą patį be jokio kunigo, be jokio dvasininko pagalbos. Tiesiog paimkite už rankos savo draugą, draugę, pažįstamą ir apsiprauskite tam lediniam vandenyje. Nebūtinai reikia bristi į tą šaltą vandenį, nes nepasiruošusiam irgi būtų pavojinga sveikatai, bet kad ir toksai apsiprausimas, jisai tikrai sveikatai nepakenks. Galima netgi tą atlikti kažkur tai duše, nes visas vanduo yra toks sausio 18-19 naktį. Tai padarykite tą krikštą vieni kitiems. tą datą galima būtų išnaudoti ir ne tik tai tam, kad apsivalyti, bet ir įvesdinti vieni kitus į tam tikrus egregorus, jūsų profesinius egregorus, tarkim, jūsų kažkokius tai kolektyvinius egregorus. Vis tiek žmogus be tų egregorų negyvena, vis tiek mes per tai bendraujam, tų kvantinių laukų lygiai bendraujam irgi, nepaisant to, kad mes turim į tą įprastinę komunikaciją per žodį, per 5 juslės. Tai va, aš tikiu, kad ir noriu tikėti, kad šitos klausimus atsakiau susijusius su krikštu, kaip aš į tai žiūriu. Tai man toks iškilo klausimas iš karto, kai aš apie tai pradėjau galvoti, na gerai, jeigu Kristų pakrikštijo, tai vadinasi krikščionybė egzistavo iki Kristaus. Nes, ten rašoma apie Bibliją, kad Evangelijoje, kad Jonas Krikštytojas krikštijo šventąją vandenį, o jau Kristus šventąją dvasią. Nesiginčysiu, tebūnie taip, kaip yra pasakyta, bet jūs patys esate savo likimo kalviai, savo gyvenimo šeimininkai. Jūs patys kūrėte arba išeinate iš egregorų, tai turite nuspręsti, kada ir kaip su kuo būti ir ką daryti. Bet, kaip ten bebūtų, šitas datas, šventą vandenį, reikia išnaudoti tikslingai arba teisingai. Tam, kad apsivalyti, išsivalyti ir perkelti save į kitą kvantinį lygį, savo sąmonę,
kartu su gamta eiti į priekį. Tai va tiek aš norėjau pakomentuoti ir atsakyti į klausimą, kuris buvo užduotas. Tai prašau labai patikrinkite apačioje, ar jūs nesate išbraukti iš prenumeratorių sąrašų. Jeigu jūs išbraukė, vėl iš naujo paspauskite prenumeruoti, jeigu neprenumeravote, tai prenumeruokite, labai prašau, spauskite patiktukus ir tada jau artimiausiu metu tie, kas domisi mokymais, aš jau būsiu paruošęs informaciją apie tai, temas, užsiėmimų grafiką ir kitus dalykus, jau artimiausiomis savaitėmis jūs išgirsite mano kanaluose apie tai. Tai tam kartu tiek, ačiū Jums, geros dienos, šviesos, meilės, ramybės ir kitų gerų dalykų. Iki.